Sveikučiai. Šį vakarą nusprendžiau parodyti, ko prisipirkau, ko mama prisiuntė. Nusprendžiau pasisodinti nemažai daržovių šiais metais ir taip pat įtrauksiu savo mergaitės irgi į šitą veiklą. Tai manau, joms turėtų visai patikti šitas užsiėmimas, bet to man pačiai norisi savų užaugintų daržovių, nepirktinių ir taip pat aš nežinau kaip kitiem žmonėm, bet aš tokį jaučiu poreikį prisiliesti prie žemės. Nežinau kodėl, bet man tiesiog šito trūksta, aš tiesiog šito noriu. Man reikia to kontakto su žeme. Aš kažkaip pasikraunu, man gera. Šita veikla tiesiog mano šitos veiklos yra gera. Tai va, jau Šiaurės Airijoje esu sodinusi daržovės, taigi žinau maždaug, kas pavyko, kas ne. Aš parodysiu kai kurių sėklų, kur mama prisiuntė. Va čia yra ropės. Ir taip pat garsas neblogas toks. Vat ropės. Jie sėti galima pradėti nuo balandžio mėnesio. Aš kaip tik žadu visą savo daržoves, visą daržą sodinti balandžio mėnesį. Tiesiog, kad nenušaltų, kad tikrai bus geri orai ir tada maždaug galima sodinti praktiškai visas daržoves tuo metu, tai vienu metu viskas. Čia va popos. Popo žirniai Šiaurės Airijoje auga superiniai. Ir pasakysiu vieną faktą, kad žirniai tiesiog visiškai nekirmijo, absoliučiai. Aš absoliučiai nieko nepurškiau, nedariau, bet aš nežinau, gal kokį vieną žirnį man sukirmėjusi radau ir viskas. O šiaip tai visiškai nekirmėjo. Pupų nesodinau, tai manau, kad irgi bus panašu. Panašiai turbūt. Čia kažkokios tamsesnės pupos. Irgi parašyta, kad sodinti galima nuo gegužės mėnesio. Tai šitą reikės atidėti jau. Nors Šiaurės Airijoje yra pakankamai tie orai nėra šalti, tai manau, kad galėsiu ir balandžio mėnesį. Toliau, kas čia pas mus yra? Raukšlėtieji žirniai, skanėstas. Oi. Aš šviežius žirnius taip mėgstu, aš galėčiau, nežinau, kilogramais jos valgyti. Šviežiai nuskintus, tiesiog pasaka. Galima pradėti nuo kovo mėnesių, balandžio mėnesių sodinti. Ir
vasarą galima rinkti. Raukšlėtieji žirniai. Ir dar vieną dalyką pasakysiu. Aš susodinau juos labai arti vienas kito. O kodėl? Dėl to, kad nereikėtų smaigstyti šitų pagaliukų, ant kurių jie lipa. Ir žinokit, tiesiog jie kabinosi, kiekvienas stiebas kabinosi vienas į kitą. Ir visiškai nereikėjo tų pagalių. Ir kadangi jie buvo labai arti vienas kito, tai žinokit, praktiškai piktžolių tarp tų žirnių nebuvo. Tai man ne tik, kad pagalių nereikėjo smaigstyti, bet ir nereikėjo daug ravėti. Čia vėl ropės, dar vienas pakelis. Salierai, valgomieji salierai. Labai gerai sveika, įsriubytės koteliai, o šaknis tai tikriausiai žinot labai gerai į sriubas dėti lieknėjimui. Labai geras dalykas. Salierų gumbų, sriubytės. Ir aišku, labai sveika. Irgi va kovo mėnesį galima pradėti sodinti. Toliau, ką mes čia turim, moliūgas. Čia praeitas pakelis. Ir nuo gegužės mėnesio. Jo. Bus įdomu. Toliau čia vėl tos pačios pupės. Dabar pomidorai. Man mama atsiuntė juos, aš nežinau, ką aš su jais darysiu, nes yra toks šiltnamiukas, bet nežinau, kažkaip nesinori man ten prasidėti, nes šie šiaurės Airijoje tie pomidorai labai prastai auga, tai nežinau, ar aš apsimsiu iš viso jos sodinti. Čia tokie slyviniai atrodo, man patys mėgstamiausi slyviniai pomidorai. Čia nuo kovo mėnesio galima sodinti. Aišku, kambarį iš pradžio, paskui persodinti. Nebent į kokius vazonėlius, aš net neįsivaizduoju, ką aš su jais darysiu. Gal kas nors turit patirties sodinime Anglijoje, nes panašus klimatas iš Šiaurės Airija, Anglija. Ir kaip jums sekėsi. Čia vėl tokie pailgi pomidorai, galvoju, kad čia paprika, bet pasirodo pomidorai. Va. Pasisodinsiu, aišku, cukinijas, turėtų labai gerai augti. Parašyta ekologiškos sėklos, labai svarbu. Labai gerai. Irgi galima pradėti nuo balandžio mėnesio. Sodinti tiesiai į dirvą. Cukinijos. Žemaūgės daržinės pupelės. Nu, jau šitas į salotas, visur jos eina. Superinis dalykas turėti savo. Jas taip pat užsiauginus galima užsišaldyti, jeigu jų lieka. Aš praeitą kartą, kai sodinau, tai man daug morkų išėjo, beveik kiek, tai aš labai daug jų užsišaldžiau. Ir žirnių labai daug užsišaldžiau, tai man
Kaip tik vat žiemos metu išsitraukdavau į sriubytes, į salotas, tai man būdavo pasaka, kaip šviežų žirniai iš karto. Labai gerai. Nuo gegužės mėnesio šitą pupelę sodinti. Dar šitų nesusodinusi, nežinau. Čia vėl pupos, jau baltos pupelės. Čia taip šiek tiek didesnis. Nuo gegužės mėnesio sodinti. Sėklos baltai žalsvos spalvos. Čia į salotas būtų super. Vartojama šviežios džiovintos verdamos. Na va, galima netgi jas išsidžiovinti, net nežinau kaip pupas džiovinti, nesu dar šito dariusi. Toliau. Šia cukinijos, čia jau tokios geltonos, kitokios kažkokios cukinijos. Jos 7-8 mėnesį. Liepa, rugsėjo mėnesį galima. Jo, neblogai. Čia vėl iš Lietuvos valgomiai griežčiai. Žinokit, neįsivaizduoju, kas tas yra. Nežinau. Atrodo kaip ridikėlis. Gal čia kažkoks didesnis, neįsivaizduoju. Pasodinti, pažiūrėsiu, kas užaugs. Apvalus, balsai yra minkštimas, sultingas. Reikės į Google įvesti, pažiūrėti, kas tie griežčiai yra. Aš sodinau ridikus ir, žinokit, labai nepavyko, nes kirminai suvalgė visus iki vieno, surijo mano ridikus. Ir ką, nieko, nežinau, gal reikia. Šiaip tai nenoriu aš purkšti į dirvą kažką tai dėti, noriu ekologiškus produktus užauginti, tai net nežinau, ką naudoti, kad ridikų kirminai nevalytų. Na, kaip tik ridikai, nebent aš juos gal į kokį nors kambarį, gal į kokį nors indelį pasisodinsiu. Nežinau, čia rašo į dirvą nuo kovo mėnesio, bet nežinau, pažiūrėsiu. Vėl ropės, dar krapų prisisodinsiu. Praeitą kartą nusipirkau, galvojau, kad pasisodinau krapus, o pasisodinau, kaip jie vadinosi, turėjo vadintis dils, bet buvo ne dils, o kažkaip kitaip, bet paveiksliukė atrodė kaip krapai, gavosi kažkaip visiškai ne tas. Petražolės, labai daug vitaminų petražolės. Dar norėčiau mėtų pasisodinti. Ką nori? Reikės dar mėtų pasisodinti. Reikės nusipirkti mėtų. Čia jas nuo kovo mėnesio galima sodinti. Čia vėl mama, čia tie patys žirniai raukšlėtėjai.
žemaūgės daržinės pupelės. Čia kažkokios geltonos įdomios. Bus įdomu. Žiūrėti, kas čia tokios. Nuo gegužės mėnesio, kaip ir anos irgi. Daržinės pupelės. Reikės dar pasiskaityti apie jas, nes... Reikės dar pasiskaityti, kaip jas auginti, nes augimas nežinau. Gal jau žinot. Paskui čia, ką pirkau neseniai pati. Irgi žirnius pirkau. Alderman kažkokį. Galima į dirvą sėti iš karto. Irgi galima nuo kovo mėnesio, kovo balandį, gegužę ir aišku vasarą, birželio, liepos mėnesį galima juos lapšnuoti. Vėl mano katytė užsimanė valgyti eilinį kartą. Vat šitaip. Tai aš nusipirkau šitaip 2 pakelius. Ir nusipirkau pupų meteor kažkokie tai baltos tokios didelios į salotas, tai pasaka būtų. Aš manau, irgi galima sodinti ir birželio ir liepos mėnesį galima jas vartoti. Ir taip pat irgi bandžiau sultaną vadinasi. Pradedam nuo balandžio, gegužę ir birželį. Na, ir morkėčių nusipirkau. Sweet juicy carrots. Žodžiu, kažkokios tai dar reikės kitos rūšies nusipirkti, kas pabandėme. Ir vat praeitą kartą jau sodinusi su morkas, tai jos irgi kaip išprotėjusios auga tiesiog. Airijoje šiaip lietaus netrūksta, tai jos praktiškai vienos auga savo ramiai ir aišku tik paravėti bereikia ir viskas. O nežinau, užauga masiškai didelios. Aš nežinau, kodėl purškia daržovės, gal dėl to, kad fermeriai nualina dirvą, gal dėl to jiem reikia tų visokių pesticidų, aš nežinau, bet kirminai absoliučiai nelietė mano morkų, jos augo be problemų ir užaugo didelis, sultingos, kvapnios, tiesiog pasaka buvo jas valgyti. Aš tai pasiilgau, nes iš parduotuvės tai jos tokios be skonio, na ką žinau, net nekvepia taip kaip. O ištraukus iš dirvos, tai žinokit, per 5 metrus jauti tą tokį, iš karto tą kvapą jauti, morkų kvapą. Ir skonis pasakiškas. Tai jo. Na ir ką, dar nusipirkau pastarnokų. Pastarnokai lygiai taip pat kaip morkos auga, tiesiog iš proto eina ir užaugo man jos tokie dideli tie pastarnokai, kad man buvo problema jas išrauti, nes žinot, jos tokios ilgas, tas jau, jos tiesiog tie pastarnokai tokie ilgi.
kad tos šaknys buvo taip giliai, kad aš, nežinau, buvo problemų jas ištraukti. Ir tokie masyvūs tiesiog buvo. Irgi kvapnus, skanus, pasaka. Irgi užsišaldžiau jų daug. Na, dar vat, špinatų nusipirkau, pabandysiu, nebandžiau dar. Į salotas pažiūrėsim, kaip jie auga. Irgi vat, nuo ankstyvus pavasario galim pradėti sodinti. Ir žiūrėsim, kaip jie augs. Taip pat esu sodinusi, dar reikės nusipirkti paprastų salotų. Irgi iš proto, tiesiog aš nežinau, visą vasarą iki pat vėlyvo rudens man jų buvo tiek daug, aš nežinau, kur jas dėti. Tai visiems dalinau. Ir taip pat sėjau aš brokolius ir kalafijorus ir kopūstus ir žinokit, man labai nepasisekė. Čia Airijoje yra daug šliužų ir jie man tiesiog iš po nakties ateidavau, pažiūrėdavau ir žiūriu, kad man jos suvalgė. Nieko nebeliko. Tai dabar nusipirksiu, pasisodinsiu keletą. Ir išbandysiu tokį natūralų būdą atsikratyti šliužų. Pabandysiu padėti alaus, uždengsiu, kaip nors pasistengsiu, uždengsiu kažkokiu plastikiniu indeliu, iškirpsiu skylutes, kad jie įliptų ten. Ir sako, kad vat alus, jie ten nusibaigia tam aluje. Gal ne pats geriausias būdas atsikratyti, taip pat galima druską, bet druska irgi žiaurus metodas, bet ir taip pat nelabai noriu aš į dirvą tos druskos per daug, nežinau, dėti. Ir taip pat ištirps vis tiek su lietum, tai kiek tos druskos ten dėsi. Bet esu girdėjus, kad galima dėti kažkokiu tai gėlyčių tokių pasodinti, tai gal tų gėlyčių prisodinsiu tarp tų augaliukų. Ir žiūrėsiu, gal nubaidys tos šliužus. Reikės išbandyti visokius metodus. Daug neužsėsiu ir žiūrėsiu, kas gausis. Eksperimentuosim vienu žodžiu. Na, taipogi, ko mums reikia dar darbuojantis su žeme, mums reikia pirštinaičių. Tai va, nusipirkau, užėjau į tokią parduotuvėlę. Tai va, ten radau tokias pirštinaitės, 3 poros. Tokios spalvytės, individualiai supakuotos. Tai man kainavo jos 5 svarai. Neblogas, o čia yra tokia kad neslystų toks paviršius. Žodžiu, spalvytės tokios pavasariškos. Na, taip pat, kad mergaitėm būtų smagu su manim darbuotis ir įdomu, tai aš užmačiau šitokį laistytuvuką mergaitėm laistyti daržovytės. Kadangi mano mažoji dar yra, jau beveik 2 metukai ir man ją labai sunku sugaudyti, tai aš galvoju, aš imsiuos daržų, kai jinai
miegos su vyresnėja, o paskui jau, kai rimtesnį darbą atlikus, išravėjus ir panašiai, galėsiu duoti ir jai pasikuisti po žemės. Nes pastoviai reikia ją žiūrėti, kad nepabėgtų niekur nuo manęs. Čia toks linksmas, tokie paveiksliukai fainas. Čia vandenukas pilasi. Metalinis toksai. Pirkau iš Astos, 2,50 kainavo. Tai aš aišku nupirkau 2 laistytuviukus, vieną va tokį mėlyną, o kitą va tokį ružavą. Tokį fainą ružavą laistytuviuką. Visai toks fainas. Ta pati kaina 2,50 kainavo. Taip pat įrankiukų buvo prie jų irgi. Tokie fainus mažyčiai. Va, toksai kauptukas neblogas. Medinė rankenėlė, va tokia galima pakabinti ant vinies rankom. Mėlyni tokie. Vat, kauptukas ir toks va kastuviukas. Įkenkysiu mergaitės į darbą. Ar kaip čia vadinti, pasikuisti po žemės. Patinka gi vaikam daryti visokias, žodžiu, raustis kur nors. Tai va, va tokie pirkinėliai pastaruoju metu, tokie planai, vat irgi. Dabar atėjus pavasarį visokių darbų atsirado, noris ir namus išsikuopti, kažkaip noris atsikratyti sendaikčių, noris atsinaujinti. Nežinau kaip jums, ar jums taip nėra, kad norisi kažko naujo, kažko ir miegoti laiku, pradėjau dažniau eiti kažkaip. Noris, kad būtų daugiau tos energijos vaikam ir panašiai, naujom idėjom. Dėl to taip dažnai nefilmuoju jau, nes tokius filmukus reikia filmuoti vėlai vakare, aišku, tai tiesiog taip išeina. O žiemą, kai yra ilgi vakarai, kažkaip pat ir norisi tokius filmukus filmuoti. Tai va, čia toks spontaniškas, tiesiog man gavosi, tiesiog po ranka šitie visi produktai buvo ir galvojau, kad aš su jumis pasidalinsiu, nes buvo garsai neblogi va šitų dalykėlių. Yra. Ačiū už peržiūrą, mėlyje. Susitiksime greitai. Labanaktys arba geros dienos, gerų planų, gerų darbų. Linkiu jums visiems sėkmės, ramybės, meilės, šilumos. Būkit laimingi.